Kur važiuojam? Į Ispaniją. Пойдем посмотрим. Laukia maisto ir lėktuvo. We can take just card payment on this flight. Google Pay, Apple Pay, Visa, Mastercard. Ladies and gentlemen, please continue observing fasten seatbelt sign. Tualetas, svetainė. Čia pamojuosi. Tada turim virtuvę ir miegamasis. What? Čia lovas paruoštas mūsų atvykimui. Tada turim terasą. Tik atvažiavom, gavom kambarį. Iš tikrųjų labai geroje vietoje, nes žaidimų aikštelė iš karto priešais mus. Baseinas visai atskiras, tai bus labai patogu su vaikais. Nu, pirmyn atgal turime savo terasą pirmame aukšte. Tai, manau, labai patogu, milžinišką spintą susidėti daiktams. Na va, outfits of the day. Vaikai gavo didelį kambarį, taip. Čia va yra Čarlio Lego Station. Einame rengtis, ruoštis ir einame pusryčiauti. Küsst die schlafenden Schnecken. Gute Nacht, meine hübschen Kleinen. Und morgen schlafen wir mal so richtig aus. Susitinkame po pietų miego, tai visi mano vyrukai pamiegojo pietų ir išvyko į baseiną, o aš pasilikau, nes noriu užsiplauti galvą ir ją išsidžiovinti, bet žiūriu, kad visai gerai man džiūna jie natūraliai, tai turbūt taip ir paliksiu. Trečias kartas Tenerifei ir gal ketvirtas. Nežinau, man atrodo trečias. Ir antrą kartą su vaikais. Atostogos tokias yra fokusuotas į vaikus, nes laimingi vaikai, laimingi tėvai. Čia yra vaikų rojus, mes gyvename visiškame vaikų rojuje ir šį viešbutį galiu labai rekomenduoti šeimoms, kas turi vaikų, nes užsiėmimų per akis ir iš tikrųjų mes turime žaidimų aikštelę visiškai mūsų kiemelyje ir baseinas vaikams visiškai šalia. Na tikrai vaikams užsiėmimų yra per akis, vakare yra kažkoks vaikų klubas, į kurį mes vakarą pavėlavom ir vakarais, tai kaip vaikų diskoteka ar kažkas tokio, planuojame pavakarieniauti ir tada eiti pasivaikščioti, kaip ir darėme vakar, tai vakar ėjome prie jūros, labai faini vakariniai pasivaikščiojimai ir kadangi mes turime įskaičiuotas atostogas, tai labai gerai šiek tiek pasivaikščioti po visos dienos valgymo ir gulėjimo prie baseino. Esame mes labai išrankus, bet šiaip, nu tikrai esame labai patenkinti šiuo viešbučiu, nelabai prie ko prikepsi, viskas labai tvarkinga, viskas labai faina ir kambarius tvarko kiekvieną dieną, rankšluosčius pasikeisti gali spa, yra spa ir saunos, jeigu nori, bet, nu, tokiu oru visai nesinori, yra džekuzė lauke faina, iš tikrųjų šiandien išbandžiau ir, kaip sakiau, daug baseinų, palyginus nedaug žmonių, nes turbūt dabar ne sezonas, ką tik pasibaigė vaikų atostogas. Ačiū.
patys skaniausiai trifeliai, kas mėgstat juodą šokoladą. Kosminiai. Ir dėžta, man atrodo, kad 3 eurai tą kainavo. Taip pat skanaujam. Šiandieną yra ketvirtadienis. Nežinau, kur dienos bėga, bet jos bėga. Valgyk. Mes galėtume važiuoti. Papa taip važiuos. It's okay, it's okay. En Alaska, donde abunda su presa favorita, que es una de las mayores aves de vuelo que podemos encontrar hoy en día, junto con el gran cóndor de los Andes y el albatros viajero. Bueno, pues poco a poco las aves que han salido a volar por ahí afuera. There's a little one there as well, taking the grass. Come on. Čia rojus, kaktusų ir sukulentų rojus. Gerą knygą. Yes, I didn't read it. Wow, iš lavos akmenuko apyrankė. Labai džiaugiaisi, taip? Taip. Šiandieną vyko šeštadieninis turgelis, yra ketvirtadienis, yra šeštadienis, taip pataikėm ant šeštadienio ir patiko. Šiandieną nežmoniškai karšta, 30 šilumos kažkas jau dabar, tai einame prie baseino ir po skėčiais ir vaikai baseinais. Einam maudytis, labai karšta. Turgui, žiūrėkite, ką nusipirkom. Tai yra švilpukas toks molinis.
Vaikai su vyru miega, aš radau labai fainą vietą, kur pasėdėti, atsigerti kavos ir tiesiog pačilinti jau. Šiandien 30 buvo, ant saulės turbūt dar daugiau, tai kepame. Per man atrodo kokia 28, labai faina. Ready? Go! Labas, susitinkame labai tylią popietę, mes su Čerliuku pasilikome namuose. Magnus su tėčiu išėjo plaukioti, tai kiekvieną dieną po pietų miego jie varo paplaukioti. Po 6 užsidaro baseinas, Čerlis čilina, stato savo turbūt Lego, nes atsivežė tokį portfeliuką ir iš jo pastatė visokius labai fainus dalykus. Iš tiek nedaug detalių, bet kiek jis prigalvoja viskur. Šiandieną iš tikrųjų įvyko fainas dalykas, tai turėjo jisai klibantį priekinį dantuką viršui ir labai ilgai klibėjo tas dantukas. Ir šiandieną baseinė jisai sako, va, iškrito. Tai lauksime naktį fėjos, ispaniškos fėjos. Ir ja, tai va, toks buvo šiandienos nuotykis, praleidom prie baseino, 31, man atrodo, šiandieną buvo šilumos, nu neįmanoma eiti iki jūros. Ir kai ėmė tą turgelį, tai tenais pusiaukelė kaip iki jūros, tai pavargo, karšta, noriu gerti, nuo jų nebepaina ir iš tikrųjų žudantis karštis. Tas 31 jaučiasi tas karštis ant saulės, gal net daugiau, ant saulės gal ir daugiau, labai geri orai. Ir prie baseine būti, tai tobulas oras, bet vat, kažkokios ekskursijos, kažkokios išvykas, kažkokie išėjimai tokie didesni dienos metu, nu, tiesiog žudo tas karštis. Maniškis jau 3 rytą išėlės anksti keliasi, eina prie jūros ir šiandien susitiko lietuvius žvejojančius tenais ir jie prisikaudė ant tų žuvų. Tai sakęs pasišnekėjo su jais, tai jis nueina prie jūros, išsimaudo, apvaikšta viską, grįžta ant kokių 8-9 ir parneša man kavos. Tai aš atsigeriu kavos ir mes tada einame susiruošę pusryčiauti. Tai vat jau buvo 3 tokie rytai išėlės, nes jisai nori eiti prie jūros maudytis, bet nu, su vaikais sunku nueiti. Ir šiaip nueiti tenais nėra problema, grįžti, lipi į kalną. Vakar buvom shopping centre, kur vien dizainerių brandai, ten Gucci, Armani ir Hugo Boss. Kiek man bent pasirodė, kad čia tikrai nėra pigiau negu kitur ir galbūt tik tais įdomesnių dizainų gali nusipirkti. Pavyzdžiui, batai tikrai tokių pas mus nėra, nebent kažką įdomesnį nusipirkti gali, bet aš iš tikrųjų ieškojau Birkenstocks basučių ir nes mano tai jau yra, nu, tragedija. Šis Birkenstocks basutė man yra tokia istorija. Aš jas nusipirkau, jos mane absoliučiai žudė 3 metus, aš jiems visiškai nepasitikėjau, nes mane nutrindavo visą laiką. Ir po 3 metų, kai jos jau buvo metamos lauk ir sunešiotos, jis paliko patogios ir paliko mano mėgstamiausias tapkės. Dabar jos yra tokios negražios, tokios nuvarytos, nubedžiauriai patogios. Kartu tose shopping centruose aš apsižiūrėjau ten tas tapkės, nes dabar jos kaip yra ant bangos, jos visur. Ir prasimatavau ir niekas kažkaip neįtiko, nei patiko, tai nežinau, taip ir palikau ko. Ir tada netyčia mes užsukom į vieną labai fainą parduotuvę, nes vyras pamatė labai gražių marškinių, maikių ten buvo vyriškų. Ir tada pamatėm, kad ten yra ir moteriškų drabužių. Ir nusipirkau Birkenstock analogus, bet jie mano kojai geriau tinka. Jie siauresni šiek tiek, irgi odiniai, viskas labai panašus ir man labai patiko ir spalva. Manau, eisiu jas pranešiuoti, išbandyti. Mes tą maišelį panaudojam nuo mano tapkių ir pirkiniams, nes užėjome į maisto parduotuvę. Tai dar parodysiu kelis pirkinukus. Tai nusipirkau mašinai kvapuką, nes jis kvepia, nu, nerealiai. Tada yra, čia Magnus išsirinko ir iš tikrųjų žiauriai skanus. Tai yra kvepaliukai, tos Magnus su jais tenais ostinėjame čia paprastam supermarkete. Ir irgi porą eurų, bet labai skaniai kvepia. Ir Magnus nusipirko lūpų balzamą, nes jam lūpas labai skirsta, tai išsirinko štai tokį bananą, nu kiek nereali pakuotė, atsisuka ir pasikabina jisai kur nors, nu labai fainas. Šios kompanijos yra labai daug fainų produktų, esu turėjusi rankų kremą tokį bananą, tai labai jis man patiko, kvepėjo labai skaniai ir labai graži pakuotė. Taip atrodo mano tapkės ir iš šios kompanijos Koala Bay ir kiek man jos kainavo 45 eurai. Tai aš turiu siaurą ir ilgą koją, tai man reikia jų siauresnių, bet čia tokių paminkštinimų visokių yra, tai jos labai minkštos atrodo. Tai man gėda rodyti mano Birkenstocks, nes jie nužiauruminiai jau. Ir šiuose atostogose jį iškeliaus į šiukšlių dėžę, nes nusipirkau naujas, tai bandysiu pranešioti ir dar nemetu lauką, nes, nu, draug man šios trins ar kažkas, tai kad turėčiau ką nešioti. Tai tokios mano naujos tapkės, tikiuosi bus
pasiteisinis pirkinys. Labai patiko vačios auksinės, bet tokios neblizgiai auksinės detalės ir šiaip labai ir spalva ir viskas. Nu tai va, tikiuosi susidraugausimės. Kur tavo krokodilija? Mėtosi visur datulės. Žiauriai slidu. Tai čia tose palvėse turbūt jos auga. Bet jo, aš einu su krokodilu atgal į viešbutį. Visas dienas kepėm, labai geri orai, tai va šiandieną tokia vėsesnė diena, visą dieną mes praleidome baseine, tai vaikams neįdomu sėdėti ar skaityti knygas ar kažką užsiimti, tai jie nori būti baseine, bet vienų paleisti negalim, nes gan gilus baseinas, yra du baseinai, vienas yra mažiukam vaikam iki kelių, toksai saugus, kur galėtų į tenai žaisti ir viską, bet jie nenori, jie nori nardyti, jie nori į tą didžiulį, o tas didžiulis yra kaip ir tingantis, bet porą žingsnių ir labai gilu, ir dideliam baseine negalim, tai turim eiti kažkas visą laiką būti su jais. Tai va taip ir keitėmės visas dieną. Labai keistai degiu, kaklas baltas, veidas irgi tam baltas, o krūtinė žiauriai degusi. Ir pramirkom baseinę praktiškai kiekvieną dieną ir šiandieną buvo neišimtis, tai šiandieną truputėlį buvo apsiniaukę, tai kai vaikai prisinešė Lego žaislų, tai užsiėmė truputėlį ant gultų, tai aš pabaigiu knygą. Ir kaip čia vadinasi, The Dark Wives. Ir vakar iki 12 nakties skaičiu. Ir mes iš tikrųjų užleidom jiems savo miegamąjį ir patys pasiliko miegoti svetainėje, nes su idėja, kad vaikai anksčiau nueina miegoti, mes dar turime svetainę, galime būti terasoje, kad neitumėm tuo pačiu laiku miegoti. Bet atostogas guldome vaikus vėliau, tai ir patys dažniausiai ėjome miegoti. Tai vakar buvo pirmas vakaras, kai aš panaktinėjau ir skaičiau knygą iki gal 1:30. Nu, labai įdomu buvo, kas čia įvyks. Tai toksai detektyvas, kriminalinis detektyvas, kas man labai patinka, ir radau šią knygą receptionę mūsų viešbučio, yra pridėta pilna knygų, vokiškų, ispaniškų, kokių tik nori, visi turistai palikinėja knygas, tai pasiknisau, nes iš tikrųjų nieko neatsivežiau kelias audio knygas telefone, bet galbūt būtų faina turėti tokia paprasta knyga pabaigti, bet šiandieną pabaigiau ir dar liko rytoj visą dieną, o rytoj vyro gimtadienis, tai švęsime jį ir nemanau, kad bus laiko knygoms. Magnus ir vyras išėjo grąžinti rankšluosčių, rytoj paskutinė diena, vyro 30-metis, užsakiau ją masažą, nes mūsų viešbutyje yra spa, tai eisim masažą, saunos, džekuzi, čia yra visas spa pačioje, tai grinai per pietų miegą, jis eis džiaugtis tam procedūram, o dabar nuėjo grąžinti rankšluosčių, nes čia atvažiavus gali gauti rankšluosčius, sumoki 10 eurų depozitą, kai grąžini atgauni pinigus. Tai kadangi kiek mes ten bandome pasikeisti juos išvarius, visą laiką būna arba pietus, arba jie užsidaro gan anksti, tai vyrus sakau, nelaukim iki pat atostogų galo, kad po to neliktumėme su jais rankšluosčiais. Sakau, nuneškiu juos dabar, turime dar savus, užteks rytojui ir nereikės dėl to sukti galvos. Tai atsimsim pinigus, uždegė šviesą visai kitas vaizdas. Šiandieną pametėme rankšluostį, tai galvojame, kad praradom 10 eurų, bet vyras rado, kur mes ten sėdėjom, dabar su Magnus pasivaikščiojęs ir grąžino rankšluosčius ir dar liko iki vakarienės 20 minučių, tai dar pabūsime kambaryje. Turime tokią visišką rutiną, ką ir darėme praeitą kartą su vaikais, nes su vaikais, žinoma, atostogas tokios, kad ta rutina gan svarbi ir maniški dar miega pietų, kas mums labai patinka, nes pats karštis, pati siesta, norisi pailsėti nuo saulės, tai irgi arba aš einu prie baseino dažnai pagulėti, vyras pasilieka su vaikais, o šiandieną pasilikau, nes jaučiuosi perkaitusi. Tai sėdžiu ir taip kažkas sukutena ant kojos. Ir aš pasižiūriu ir va tokio dydžio tarakonas.
tokio dydžio didžiausias, lipa man per kojas, žinoma, aš ten gerai suspėgiau, nuspyriau jį ir netyčia pataikiau prie tokios moters, jisai nuskrido. Ir ji nematė, ir ji kiša koją į savo kroksą ir jis matau, kaip įlindo į tą kroksą. Tai aš jai greitai tik tais pradėjau rodyti, kad ten tas kroksas ir jos vyras išmetė, pasiėmęs visą tą batą, išnešė ir išmetė tą tokią vadidumo tarakoną. Ir čia jų yra nemažai Tenerifėje. Mes kai einam vakarais vaikščioti, jie laksto gatvėm. Iš tikrųjų, prie mūsų viešbučių yra dar įdomus dalykas, irgi sakėm su vyru, bandysime išsiaiškinti, ar tikrai tenais datulės. Tai iš palmių tokios didžiausias nukritusios datulės ir tokia košė gaunasi, nes jos krenta ir pūna nuo karščio. Ir dabar sakau, ir mano planas šiandienos buvo paguglinti, ar ten tikrai datulės. Kiek tau metų? 30. Nori parodyti, ką gavai dovanų? Ne, įsivai. Pasakyk. Kur važiuosi? Pas Harry Potterą. Važiuosi pas Hogwarts. Hogwarts mokyklai. Jo, pagaliau gavai. Wingardium Leviosa. Nie. Guys. Tire firmemente de la argolla roja. Hay un tubo para inflar o desinflar y una... Together with our sea giants here